Papasako, kur mes esam. Austrijoje. Ok. Matome tokius kalnus gražius. Labai gražus kalnai. Pilaitė, kuri buvo aukštai, bet nebėra aukštai. Ir miestas. Žmonės vaikšto po Pilaitę? Austrijoje. Nu, labai šaunu. Gražu? Paim. Nešvarus mėgstantis pats geriausias žygiai. Tai, nes negaila ištepti daugiau, ne? Tai. Ir esam prie kažkokio pagrindinio įėjimo į kalną. Nežinau iš tikrųjų, kur mes čia eisim. Matau, kad čia pardavinėja biliečiukus, tai turbūt bus mokamas tas įėjimas. Spėju. Ar matau keltą? Matai keltą? Tai varysim turbūt su keltugu, jeigu matai. Galim paskubėti, nes eilės. Taip, judam. Vienas žmogus 35 eurai. Stata, karšta ir gražu. Taip. 35 eurai kainuoja, jeigu nori eiti į Olą. Kažkur kalno viršui ir pasikelti su keltuvu. Keltuku, taip. O jeigu nenori kelti su keltuku... Pusantros valandos pėsčiomis iki objekto. Tada maždaug virš valandas 70 minučių pačiam objekte. Pačioje Oloje, taip. Tai čia visa graži diena. Taip. Ir tokie vaizdai jau atsiveria nuo kalniuko. Ten faina nuo kalno viršaus, kur čia mano pirštukas, va, pradedi čiuožti, čiuktikės. Ir čiuoži iki apačios, tai. Kai vaizdai faini. Kas bus, kai užlipsi viršų? Kas bus, kai užlipsim viršų? Bus dar fainesnis vaizdas. Išsprogsta lakis nuo vaizdo. Tai smegenai nebesufokusuos. Keliamės keltuku į viršų. Ir tokie gražus vaizdai. Pro keltuko langus. Faina. Gražu. Ir tokį gražų vaizdą turim pakilę su keltuku jau nuo sausumos. Fainas vaizdas. Tai va, o nebedaug beliko iki Olos. Pro tokiais tuneliukais visur. Ir ten kažkur yra ta Ola. Apšestas takas, kas visai fainiai. Nereikia su prožektoriu eiti ir žibinti visur. Kaip nuotaikos, kaip savijautos. Pagaliau atostogai po tų kelių tūkstančių kilometrų mašinai. Švedija, Austrija. Pagaliau šilta, pagaliau kažkas nematyto. Ir naujo. Tai labai gražu. Ir faina pagaliau. Nepasigražėtis. Gražus takelis. Tai. Kaip čia žemai. Tik su parašiutu gali slidinėti tokiu atveju. Taip, va tokiais siaurais keliukais transportuojamos statybinės medžiagos į Olą. Tai fainas vairuotojo darbas su tokiu gražiu peizažu. Galim, gal. Kai suka tą medį. Įdomiai. Taigi, paskutiniai kadrai
iš olos. Gaila, tačiau viduje olos negalima fotografuoti. Deja. Bet vizas vis tiek žavi, net jeigu ir neitume į pačią olą. Ir parvažiuojama su traktoriukus. Čia gražiai atrodo. Fantastiška. Ledo urvas. Ei, fainiai atrodo. Gerai. Pasistengsiu nenudardėti. Tai ką turi papasakoti? Turiu papasakoti tą, kad buvom tam keive. Pasirodo, tas keivas yra 42 km ilgio. Tačiau mes nuėjom apie kilometrą. Tai yra 700 laiptelių pirmyn ir 700 atgal. Buvo žiauriai fainiai, daug ledo. Daug šalčio. Gražus vaizdai, taip, davė po žibalinę lempą. Ir ėjom visi vorelė. Ar labai sušalai? Taip, buvo rankelės į ledo gabaliukus sušalusios, nes viduj 0 laipsniukų kalne. Taip, kad kai laukia 21, o ten 0, tai šiek tiek šaltoka buvo. Taip, kur einam dabar? O dabar einam kažkokį kitą lankytiną. Ai, tu nieko nežinai. Prie upės. O kaip vadinasi, žinai? Lik ten kažkas. Na gerai, parodysim vėliau. Parodysim, taip. Tu jau žinai, kur esi? Upės slėnyje. Virtukais, painais, keliukais pagal olą. Eisim? Panašiai. Turėtų būti dar ir fainesnių vietų su tokiais užsukimais žemyn. Pasižiūrėsim, kas mūsų laukia toliau, kaip labai gražu, bent jau pradžioj, o jeigu dar bus dar fainiau, kaip sakyčiau, iš pasakoti. Taip, rašo, kad kokią valandžikę gali tekti pasivaikščioti. O, netikėtai, ne? Gal galės tais tinklais kopti? Nežinau, Ne, aš tai irgi nežinau. Galima yra kopėčias va. Puiku. Ir štai Aurimas va čia mato kopėčias. Daug vaizduotės reikia tau. Saltukai. Sau gal galva. O, kaip gražu. Ir kitoj pusėj. Apsaugai padaryta, kad akmenų neužkristų. Taip, turim ir stogą virš galvos. Jo, šiek tiek į aukštį, o po to kur nors žemyn. Kur nors įsigrėt leisti. Hahaha, tikiuosi. Taip, einam prie Tureglo krašto ir matom gražų tiltuką. Kurio eisim turbūt. Turbūt. Ir čia žiūrėk kitoj pusėje kokia faina tie laiptai. Ir vėl. Surangyti laiptai. Up. Taip. Faina. Gražu. Taip. Einam tokiu tamsiu tuneliuku. Čia vėsoka. Vėjas pučia. Ir nuo
uolų bėga vandenėlis. Nedaug. Taip, gaiviai. Taip. O čia. Biški laša. Mažas kriokliukas. Aš ant galvos. Kaip lygus. Kriokliukai. Nežinau, nuo kurio čia lyja. Einam toliau. Kriokliukas reikia iš nieko, iš kalno lipdo. Taip jau būna su tais kriokliukais. Pabaiga. Taip. Ačiū.